Šį kartą norėjau pakalbėti apie dirbtinio intelekto asistentą, kurį čia sutrumpintai vadinu AI asistentu, ką su juo daryti galima, kada patartina ką daryti ir panašiai. Tai tuo tikslu užsikroviau projektą. Čia yra užduotis iš mokinių VBE egzamino. Matote 21 metų. Ir čia viskas yra gerai, tai einu iš karto prie AI asistentą. Na visų pirma, kai tik susikursite užduotį, tai AI asistentas jisai nebus įjungtas, reikia įsijungti. Ir kai įsijungiate, tuomet matote 3 pasirinkimus. Tai yra paaiškinimas, pataisymas ir atsiliepimas. Paaiškinimą ir pataisymą mes naudojame tuomet, kai turime kažkokią tai klaidą. Ir šie mygtukai atsiras tuomet, kai mes gausime arba sintaksės klaidą, arba klaidą programos vykdymo metu. Tuomet mes galime paprašyti paaiškinti tą klaidą, tai dirbtinis intelektas paaiškins, kartais duodamas pavyzdį, kaip pataisyti, kartais neduodamas. Na ir pataisyk, tai šiuo atveju jokių paaiškinimų nebus, tiesiog bus pateikta ištaisyta programa. Na ir atsiliepimas, jis skirtas atlikti kodo recenziją ir dirbtinis intelektas pateikia savo atsiliepimus apie tai, ką galima programoje tobulinti ir kas yra gerai. Tai aš dabar įsijungęs visus šituos ir tada pamėginam pasitestuoti. Tai tuo tikslu aš paspaudžiu testuoti paketą ir dabar galime pasižiūrėti, ką mes čia galime padaryti. Tai kaip matote, programa jau yra, kadangi jinai didesnė, tai aš nusprendžiau nekoduoti. Yra pradinis duomenų failas. Pabandome dabar padaryti klaidą. Kaip matote, tų mygtukų dar nėra. Na, sakykime, ištridam šitos skliaustelius. Ir paspaudžiame vykdyti. Na, kaip matote, atrasta klaida 6 eilutėje, tiksliai toje eilutėje, ir mes paklausėme dirbtinio intelekto, ką mums reikėtų daryti. Tai, kaip matote, dirbtinis intelektas teisingai aptiko, kad toje eilutėje yra klaida, todėl kad jinai yra tuščia, tai yra apklausai niekas nepriskirta. Ir sako, kad kodą reikėtų papildyti tą pradinę reikšmę. Ir taip pat, dirbtinis intelektas šį kartą teisingai atspėja, kad mums reikia įdėti štai tokius skliaustelius, ką mes ir padarome. Arba prieš padarydami mes dar galime paprašyti pataisyti kodą. Ir žiūrime, ką dirbtinis intelektas išduos dabar. Tai dirbtinis intelektas, jisai paima ir pateikia mums visą programą, mes galėtumėm ją paimti, nusikopijuoti, įsidėti ir dabar galbūt mums programa ir veiktų. Ir iš tikrųjų tai veikia, kaip matote, pateikia atsakymus. Jeigu mes paspaustumėm vertinti, šį kartą gavom 100% taškų, ta programa dar išlieka, bet kas atsiranda, tai atsiranda mygtukas atsiliepimas. Tai dabar galime paprašyti recenzuoti dirbtinio intelekto mūsų šitą kūrinį. Gauname tokią recenziją apie privalumus, tai ką pastebėjo, kas yra gero šioje programoje, tai kad ir kodas struktūrizuotas gerai ir lengvai suprantamas, pavadinimai funkcijų geri ir kad kodas yra tinkamai komentuotas. O pasiūlymai gerinimams, tai pervardinti kintamuosius, kurie yra trumpi ir ne visai aiškus. Taip pat, kad funkcija skaityti būtų daug aiškesnė, jeigu nebūtų naudojama continue ir break. Ir taip pat pateikta bendrinė išvada apie tai, kad kodas yra pakankamai geras ir tvarkingas, tačiau jį būtų galima patobulinti. Na, ką dar turiu pasakyti apie šitos atsakymus, tai jie yra nedeterministiniai. Tai yra kiekvieną kartą, kai mes
paprašytumėm paaiškinti klaidą arba paprašytumėm recenzuoti kodą, mes dažniausiai gautume vis kitokį atsakymą. Ir ką dar aš padaręs, tai kad paklausti dirbtinio intelekto kol kas būtų galima tik vieną kartą. Tai čia tam, kad savo užklausomis neužkištumėm dirbtinio intelekto, kad daugiau žmonių galėtų pasinaudoti vienu metu ir kad klaustumėm dirbtinio intelekto tik tuo met, kada mums iš tikrųjų yra svarbu. Tai tiek apie šitą asistentą. Jeigu pastebėjote kokių dalykų, kuriuos būtų galima dar patobulinti ar kitaip padaryti, tai duokite man žinią ir mes žiūrėsime.